Jeigu žinai, ko tu nori. Ta pačią sekundę pradėjau gailėtis, kad apsėmiau mokinį turėti, žinok. Buvo Tomo šitas legendinis, kad tipo nupieš man 10 skirtingų rožių. Žinok, aš užbėgau šitoj vietoj prieš Tomą, nes aš jau buvau nupaišius 8 skirtingas rožės. Žinok, aš galiu klientams pasirodyti tokia labai šalta, nes aš per daug jau šitų praktikos metų, aš pakankamai smarkiai atribojau tą nereikalingą kontaktą su klientu, bet tai yra ne dėl pačių klientų, bet dėl savęs pačios, dėl ramybėlės, mano žinai, tos dėl ramesnės galvos. Prieš prasidedant naujam, kur labiausiai skauda podcast'o epizodui, labiausiai norėčiau padėkoti Tomas Vaitkūnas Onyx Tattoo studijai ir jos įkūrėjui Tomui už šią šiltą vietelę, kurioje mes galime filmuoti savo podcast'o. O jums gerą žiūrėjimą. Gerai, tai sveiki. Šiandien pas mus svečiuose Monika Bu ir Simas. Ir žinoma, aš šio podcast'o vedėjas Žydrūnas Vainauskas Z. Šiandien pakalbėsime truputį apie Monikos pagrindinį stilių, kurį tatuiruoja, pagrindinį ir vienintelį, žodžiu, tai apie neo-traditional, kaip viskas vyksta ir tada dar paliesim temą, kaip iš tikrųjų turi atrodyti mokytojo ir mokinio kelias, mokinantis šio amato. Tai labas Monika, labas Simai. Labas Žydrūnai, labai malonu čia būti, ačiū, kad pasikvietei. Fantastika, tai žinoma. Tai dabar susipažinkim su tavim. Kas tu? Kuo tu kvėpuoji? Ką darai darbę tatuiravimo? Aš, jau kaip pristatėjai, vardas visiems aiškus. Kuom aš kvėpuoju, tai tikriausiai iš mano darbų matosi labai stiprios gamtos temos, labai stiprios fantastinės visokios temos, tai mano, ir visa, ne tik mano tatuiravimas, bet ir mano tikriausiai visa asmenybė sukasi aplinkui tai. Tai tikriausiai tiek galiu apie save pasakyti, nedaug žodžiausių, yra įdomesnių turbūt klausimų dar šiandienai, ar ne? Ja, tai gerai, biškai užbėgsiu įvykiam už akių prieš visą tavo stilistiką ir apie ją. Kaip prasidėjo tavo kelias? Mano kelias prasidėjo kartu su žmogumi, kuris jau praeitoje laidoje čia buvo. Tai mano labai mylimas mokytas Tomas Alšauskas. Mane pasikvietė mokytis tatuiruoti tuo metu dar, kai jisai dirbo Angis Tattoo studijoje. Bet čia jau šiek tiek vėliau. Priešistorė buvo tokia, žinoma, kaip ir visų buvo tas kelias, kur kažką pradedi domėtis, pradedi eskizuoti namuose, pabadai kažką taip biškį ir namuose, neapsimesiu geresnė už kitus, visi tenais buvom, visi kažką tai namuose pabadėm, visi meistrai, kurie praskiau jau pradėjo tatuiruoti studijose. Na ir taip ir buvo, kad man labai pasisekė, kad Tomas tuo metu ieškojo mokinio. Iš tiesų tai labai norėjau mokytis realizmą tatuiruoti. Man tuo metu etalonas absoliutus buvo Edit Tattoo studija, kur ir Tomas Vaitkūnas dirbo gerbiamasis, pas kurį svečiuose šiandien ir esame. Bet ten manęs nepriėmė. Kodėl? Nežinau, nieko. Aš tiesą sakant nebuvau užėjusi asmeniškai, tikriausiai dėl to ir nepriėmė. Buvau labai kukli, labai bijojau, bet Tomui nusiuntus savo darbus, jisai mane pakvietė tiesiog užeiti ir susitikti. Na ir kažkaip tai mes, nežinau, jam tikriausiai patiko mano portfolio, nes labai daug studijavau skirtingų darbų, skirtingų stilių, bandžiau paišyti tiek japonišką stilių, bandžiau biomechaniką netgi paišyti, kas turbūt kai kuriems, kas žino mano darbus, pasirodys visiškai juokinga. O greitai užbėgsiu. O buvo Tomo šitas legendinis, kad tipo nupieš man 10 skirtingų rožių. Žinok, aš užbėgau šitoj vietoj prieš Tomą, nes aš jau buvau nupaišius 8 skirtingas rožės. Tai jau Tomui nebebuvo kur dėtis. Gal, žinok, aš dabar galvoju, gal iš tiesų Tomas mane ir dėl to ir pasikvietė. Ir toks, pagaliau žmogus, kuris nupaišė skirtingų rožių. Pagaliau žmogus vertas mokinio pozicijos. Žinai, tai gal taip ir buvo iš tiesų, gal dėl to ir tapau jo mokinę. Geras.
Tai dar aš noriu, kad tu papasakotum praeitą kartą, paskutinį kartą, kai buvom susitikę, tu pasakojai, kaip iš viso tu sugalvojai, kad nori būti tatuiruočių meistrė ir kas tave inspiravo, tai trumpai apie tą. Kaip iš viso sugalvojau, šiaip iš tiesų visą laiką mane žavėjo ta profesija, bet aš labai gerai atsimenu, dar kai buvau ankstyvoj paauglystėj, tikriausiai aš per televizorių pamačiau visiškai savo, vėlgi vieną iš etalonų Lietuvos tatuiravime, tai buvo Ingrida Butkutė. Aš ją pamačiau per televizorių, buvo kažkoks reportažas apie tatuiruotes ir labai, kaip šiandien gerai atsimenu, jos tatuiruotę, kuri buvo Giedriaus daryta ir buvo ant jos rankos Pepė Ilgakojinė. Ir man iš viso Ingrida pasirodė tokia spindinti, tokia žavinga asmenybė, aš ją taip susižavėjau dėl to, kad tai buvo moteris, tuo metu tai buvo moteris, kuri šitoje industrijoje dirba ir aš ją pamačiau ir galvau, aš irgi noriu taip, žinai, aš noriu ją būti. Ja. Geras. Tai tu esi žinoma kaip neo-traditional meistrė. Ir kiek metų nuo tada, kada pasiėmė mašinėlę į rankas, iki to, kol išsigryninai į savo stilių, kiek laiko tai užtruko? Man galbūt apie kokius 3-4 metus, nes tuo metu, kai pradėjau mokytis, iš viso Lietuvoje nebuvo neotradicinio stiliaus meistrų. Ir buvo arba realizmas vyravo, arba old schoolas ir vyravo. Ir gal tikriausiai taip ir gavosi man, kad aš kai atėjau dirbti į studiją norėdama daryti realizmą, bet studijoje visi darė old schoolą, man taip ir susimaišė tas mano norai su mokomom technikom ir gavosi, kad aš visgi tą neotradicinį stilių ir išvyščiau. Bet tikrai kokius 3-4 metus reikėjo labai stipriai dirbti ties tuo, dėl to, kad reikėjo labai daug įdėti darbo į kitų meistrų darbų studijavimą. Reiškia suprasti, kokie linijų svoriai turi būti, kokie tie spalvų perėjimai, kokios tos kompozicijos yra. Ir reikėjo labai daug bandyti kopijuoti jų stilių, kad galų gale išsivystytų kažkoks tai jau unikalus mano autentiškas stilius. Tai ta neo-traditional, bet tai prieš atrasdama tą stilių, tai vis tiek tu jį matei kažkur jau kitur, kad jisai toks yra daromas, ar tu prieš pradėdama, prieš įlysdama būtent į šį stilių, ar tu jau buvai išsirinkus savo kažkokius tai favoritus meistrus, kurie daro tą stilių, kažką gal iš jų pasiėmė žiūrėdama į jų darbus, kaip tai buvo? Iš pat pradžių, tai aš net nežinau, kad toksai stilius egzistuoja. Kai tik tai paėmiau mašinėlį į rankas, net nežinau, kad yra toks neotradicinis stilius ir kažkaip aš jį netyčia visai atradau googlindama rožės. Vėlgi tikriausiai Tomo įtaka, kad reikia kuo daugiau rožių paišyti. Tomas turi tą. Turi. Meilė rožėms, bet čia gal vienyje šis dalykas visus meistrus, žinai. Tai jo, tai buvo taip, kad googlinau aš rožės, norėjau tų rožių papaišyti. Ir man išmetė Emily Rose Murray. Ir tai buvo pirmą kartą, kai aš pamačiau tą neotradicinį stilių. Ir aš vėlgi labai susižavėjau tais darbais. Ir nuo to ir prasidėjo mano toksai bandymas nuolat rasti daugiau meistrų, rasti daugiau skirtingų šito stiliaus atstovų, tam, kad kuo daugiau pasisemti tos inspiracijos savo darbams, žinai. Ir tada ir pradėjau, ir šiek tiek ir pakopijuoti, kaip jie kažką paišo, pakopijuoti šiek tiek kažkokias tai kompozicijas nuo jų. Nes taip jau yra, kai mokaisi, tu pats nesugalvosi. Reikia kažkur tai pakopijuoti, kad paskui galėtum tą pritaikyti savo. Jo. Man biškai užkliuvo, kai sakai, kad tuos 3-4 metus, iki kol priėjai prie neo-traditional, nelabai buvai mačius to stiliaus. Bet... Ne 3-4 metus, bet kai tik tai pradėjau tatuiruoti, tai nebuvau mačius. Aš jį pamačiau gal... O kelinti metai čia buvo? Čia buvo 2012 metai. Jo, tai bet aš jį pamačiau gal už kokių pusės metų kažkur, tai kai pradėjau tatuiruoti, gal už ne kai pradėjau tatuiruoti, kai pradėjau mokytis. Tai tada aš jau tik tai pamačiau, nes Lietuvoje to nebuvo, kažkaip labai smarkiai, aš ir socialinės medijos neturėjau iš viso. Mane Tomas man pasakė, sako, tau teks turėti socialinę mediją, nes kitaip nieko nebus. O kodėl buvo toks pasirinkimas neturėti? Aš tiesiog niekad labai nesureikšminau, nevertinau tos socialinės medijos. Man tas visas socialinės medijos pasaulis yra kažkiek toks svetimas.
Galbūt ir dabar vis dar yra, nors aš jau jame aktyviai viską veikiu, bet man kažkaip labai buvo tas, kad man jis nereikalingas. Aš gyvenu realiam pasaulyje, man nereikia būti internete, žinai, tai toks draugam gali SMS parašyti, nebūtina turėti Facebooką. Tai va, dabar aišku viskas yra labai pasikeitę ir dabar socialinė medija yra labai stiprus įrankis mūsų visų profesijos. Gal stipriausias net iš tikrųjų. Taip, žinoma. O gerai, apie neo-traditional tada daugiau. Tai ar domėjais tuo stilium daugiau, kaip jisai atsirado? Nes aš šiandien irgi, žinai, rašiausi biškį, bandžiau ieškoti kažkokios tai informacijos, žiūrėtis ir tiesiog nieko kažkaip labai konkretaus buvo, bet, žinai, ta mano paieška ir buvo tokia, atsisėdau pusę valandos, kažką pamaigiau, neįdomu. Taip, toks buvo ieškoti, nes aš labai nemėgstu nieko ieškoti, kai man reikia informacijos, aš nekenčiu ieškojimo. Tai papasakok, biškį supažindink su tuo stilium. Iš tiesų, neotradicinis stilius, tai jo ištakas galima matyti maždaug 70-80 metais Amerikoje, kartu kai ir New Schoolas pradėjo populiarėti. Tai žodžiu, kas įvyko, kažkoks šiek tiek kaip ir perversmas tatuiravimo industrijoje, dėl to, kad jaunesni meistrai, kurie atėjo, jie norėjo išeiti iš tų ribų, kurios visą laiką buvo. Nes kas buvo? Realizmas, buvo old schoolas, na ir toks pakankamai ribotas tų stilių kiekis. Ir pradėjo labai smarkiai eksperimentuoti ir neotraditionals irgi išsivystė kartu su keletu kitų stilių tuo metu ir jis labai paskiau išpopuliarėjo ne tik Amerikoje, bet ir likusioje Europoje. Ir aš sakyčiau, kad mano nuomonė jau tas tikrasis neotradicinis stilius toks, kokį mes matome šiandien, maždaug pradėjo vystytis labiau apie 2005 metus maždaug, kai pradėjo jau Europoje daugiau tatuiruoti meistrai šios stiliaus ir kai pradėjo Amerikoje daugiau tatuiruoti šios stiliaus. Iki tol jis dar nebuvo visiškai toksai, kokį mes jį matome šiandien. O gerai, paminėjai New Schoolą, tai koks yra skirtumas tarp neotraditional ir New School'o? New Schoolas yra žymiai labiau animuotas negu neotraditionalas. Neotraditionale, tarkime, jeigu matome dažniausiai realistinės proporcijas, New School'e mes jau matome iškreiptas proporcijas, hiperbolizuotas, detalės visokias, na, grinai kaip animaciniam filmuke mes matytumėm, ar ne? O jau neotradiciniam stiliuje mes matom, kad tai yra panašiau į realias proporcijas ir taip pat kartu ir labai dažnai šis stilius primena klasikinio meno kūrinius irgi, nes labai daug iš to yra paimama įkvėpimo. Tai galėtume pavadinti New School'o meistrą Lietuvoje, bent jau kurie aš įsivaizduoju, tai būtų gal Tauras? Taip, Tauras tikrai būtų geras New School'o pavyzdys Lietuvoje. Jo, kaip tik šiandien vieną darbą jo žiūrėjau, tai labai patiko. Tai kaip tu neįsitraukiai į neotraditional, sėdėdamas ties tokią meistrį? Aš asmeniškai domiuosi ir domėjausi visą laiką grafiką. Tai asmeniškai aš ėjau į studiją su ta intencija, nes mačiau, kad yra Šarūnas mūsų studijoje. Tai irgi automatiškai seku ir patį Šarūną ir Žilionio darbus visus. Tai man labiau oponuoja tas grafinis darbas. Nežinau. Bet tu grafiką ir studijuoji, ne grafinį dizainą? Jo, pas mane pagrindai ir yra viskas su grafika susiję. Kol neišmokau grafikos, nenoriu paliesti jokių spalvų. Tai kol nepažaboju juodos, neim kitos spalvos. O gal jam ir nereikia, tegul dirba tas, kas patinka. Aš žinai, galbūt tokia labiau esu mokytoja, kur pamokys tatuiravimo kultūros. Gerai, tai prašyto mes dar sugrįšim, bus labai įdomi tema, labai pagvildent. Tai gerai, kiek dabar, kiek tu skaitai laiko, kad jau neotraditional stilių esi įvaldžius? Įvaldžius. Aš nesakau, kad, žinai, ten čia mokaisi visą gyvenimą, bet va, kad jau viskas, jau esi visiškai laisva ties tuo ir padarysi tai, ką klientas. Manyčiau, kokius 7 metus maždaug, nes... Iš 12? Iš 12, taip. Nes 4 tatuiravimo metais tik pradėjau gaudytis iš viso, o 5 metais jau šiek tiek jau geriau pradėjau suprasti, ką aš su tuo stiliumi veikiu, tačiau vis tiek
Apie 7 metus, manau, kad kažkur va tiek galėčiau vardinti. Tai, kaip suprantu, viskas prasidėjo ant popieriaus. Žinoma, dar nebuvo tais laikais iPadų. Mūsų laikais tai nebuvo iPadų. Kiek esi suplėšęs savo skečą? Žinok, suplėšius nei vieno, nes aš ne plėšikė, aš labiau tokia, kur išmetu. Žinai. Bet labai daug, nes kai paišai, ta frustracija gali aplankyti labai greitai. Bet aš dažniausiai esu tokia, kur pradedu paišyti vakare. Jeigu kažkas nepatinka, aš pasidedu tą lapą ir tarsi ryte su jo prie jo sugrįšiu. Jeigu grįžti ryte ir vis dar yra blogai, tai tada ir išmeti. Bet čia nuo pat pradžio tu šitą savo išsiugdai, kad palikti per naktį, ar čia taip, toks irgi atėjo? Aš dažnai iš pat pradžio, nes aš buvau pripratusi, kadangi turiu akademinį išsilavinimą piešimo, ir kompozicijos ir visų kitų tų meninių dalykų, aš visą laiką buvau pripratusi daryti vieną projektą per ilgą laiką. Ir visą laiką nuolatos prie jo sugrįžti. Todėl man ir lygiai tas pats buvo tatuiravimai ir iki šiol tebėra, kad aš negaliu va taip atsisės prieš darbą, pasidaryti greitai čia skečą ir išeiti ištatuiruoti, žinai. Man reikia, aš pradedu prieš kokią savaitę, šiek tiek pasikrapštau, vėl prie jo sugrįžtu, vėl šviežiom akim pažiūriu, tada jau kai ateina tas rytas, kai reikia man jau eiti tatuiruoti tą tatuiruotę, tada aš jau tą skečą išmetu ir tada jau pradedu naują daryti. Nes dažniausiai taip ir būna, visą tą savaitę krapštai, o paskui jau nebepatinka, jau viskas, na žodžiu, įvairiai tokių, žinai, situacijų gaunasi, kur nusikrapštau. Buvo toks, kurį išmeti ir po to gailėjais, kad po to apmaštis, kad blembais, iš tikrųjų gal visai gera idėja buvo, tik reikėjo dar išdirbti. Oi, daug buvo. daug tokių buvo, bet šiaip stengiuosi daug ką pasilikti. Turiu po lovą tokią didelį urvą, kur gyvena tokie beveik numirę piešiniai, tokie Frankensteinai visokie. Šiaip kaip mano kolegė Violeta visą laiką mano visus eskizus vadindavo Frankensteinais. Neotraditional eskizavimas. Dabar, kaip suprantu, tu jau ruošiesi klientui, teisingai, o kaip buvo pradžia, kai tų klientų nebuvo tiek daug ir nieks nepuolė iš karto daryti to neotraditional? Kiek laiko reikėjo pripratinti klientą prie šito stiliaus? Kada jau pradėjai kelt kažkur, rodyt, siūlyt? Lietuvoje tai iš tiesų ilgai tai buvo. Man turbūt labiau sekėsi važiuojant į užsienį dirbti, pas draugus į studijas, gespotinti. Ir žinok, jeigu nebūčiau važiavusi į užsienį ir tenais atlikinėjus tų gerų darbų, Lietuvoje aš tikriausiai savo klientūros šiame stiliuje ir neturėčiau. Nes, nežinau, galbūt lietuviams taip, arba labai maža ta rinka yra, žinai, tokia nišinė labai rinka, būtent neotradiciniam stiliui. Ir tų žmonių nebuvo labai daug. Bet kuo didesnį portfolio pačių tatuiruočių aš kūriau, tuo daugiau ir tų lietuvių atsirado paskiau. Bet kiek tiksliai laiko užtruko, nepasakysiu, bet nebuvo tikrai jokio stebuklo per naktį. Tai, aš kaip suprantu vis tiek jau, kad įsiūlytum kažkam, čia toks dabar labai grubus pasakymas, įsiūlytum kažkam savo dizainą, tai jau turėjai parodyti tą portfolio, žinai, nes jeigu būtum ten su dviem savo darbais pasakęs, kad tipo darom neotraditional stilių, tai what? Ką tik? Ne. Nebūtų paėję. Dažniausiai būna, žinai, tais laikais, dar kai pradėjau tik tai šį stilių tatuiruoti, tai būdavo, arba jeigu čia yra nespalvotas piešinys, tai sako, o tai kam tos linijos? O jeigu yra spalvotas piešinys, tai sako, o kam čia tos spalvos? Žinai, o man reikia abiejų šitam stiliui, tai kaip man dabar viską, jeigu aš viską išmesiu, tai bus tiesiog black and grey, žinai, galų gale, tai... Bet tu visai neseniai, prieš kokius gal 3-4 metus, aš atsimenu, tu bandai lyst biškį į realistiką, tokį black and grey, kaip tu sekėsi? Man matai, labai patinka daryti skirtingomis technikomis viską. Man tiesiog įdomu yra ir aš mėgstu ir pepper shadingų kažką tai padaryti, aš mėgstu ir kažkokius tai dizainus padaryti, kurie visiškai yra ne mano komforto zonoje. Dėl to, kad man įdomu yra visą laiką bandyti kažką tai naujo. Su black and grey yra sunku, nes black and grey dabar jau, tarkim, aš techninę tą pusę perpratau pakankamai neblogai, bet aš jau dabar nebenoriu tatuiruoti iš nuotraukų, tarkim. Tuo metu aš norėjau tatuiruoti iš nuotraukų
Bet aš techninės pusės absoliučiai niekaip negalėjau perkasti. Tai taip ir baigėsi toksai. Na, šiek tiek pabandžiau, kažkaip neprilipo, paskiau pradėjau daugiau Black and Grey'aus įterpti į savo stilistikos darbus, tada supratau, kaip viskas veikia. Bet Black and Grey tai man tuo metu buvo kažkoks tai košmaras. Aš tokia, čia viskas raudona, aš nieko nematau, kaip šitie žmonės tai padaro. Toksai va buvo. Kaip sakai dabar, kad mėgsti pabandyti visokius stilius arba juos padaryti. Tai man čia toks klausimas ir iškyla, o nedžedžini savęs, kad tipo, blemba, gal nesigavo visai kaip tą galvoji, tarkim, ar tu esi žmogus, kuris save linčiuoja? Oi, kiekvieną dieną, dėl kiekvienos tatuiruotės, aš galiu padaryti tobulai tatuiruotę, aš grįšiu tą dieną namo, atsidarysiu nuotrauką, tuo metu, kol aš pabaigus tą tatuiruotę, mane yra apėmusi euforija, pasididžiavimas savimi, praeina kelios valandos, aš grįžusi namo, būna va taip, man žinok, susigrėbiu už galvos ir galvoju, ar realiai aš šitą tatu šiandien padariau, bet pas mane yra labai tas stiprus apsišaukėlio sindromas iš tiesų. Yra tas dalykas, kai konvencijas važiuoju konvencijas ir galvoju, ką aš čia veikiu su visais šitais meistrais, bet tai galų gale tu negali visą laiką leisti tai savikritikai laimėti, nes tu tada iš viso nieko nenuveiksi. Tai reikia tiesiog tuos kažkaip tai atsikratyti tų negatyvių minčių ir visą laiką motyvuoju save tuom, kad aš noriu judėti į priekį daugiau negu kad aš judu atbulai, žinai. Tai vat vienintelis tas dalykas tikriausiai man ir padeda nesiklausyti tų negatyvių minčių. Blema, man tai visiškai, ir netgi ne man, aš tikrai žinau ne vieną pavyzdį, visiškai atvirkščiai būna, tipo padarai darbą, pasižiūri, kokia nesąmonė, žinai, kaip čia taip, žinai, ir po to nekeli jo, ir būna netgi taip, kada grįžęs namo arba kitą dieną atsiverti, tau reikia kažką įkelti story, žinai, reikia palaikyti algoritmą ir pasižiūri, blemba, tas darbas visai neblogai, žinai, visai geras ir įsikeli. Kartais netgi būna pas mane taip, kad aš netgi dabar atrandu darbų, kuriuos dariau prieš metus laiko ir blemba, reikia keltis visai niekas, žinai. O čia dabar, kaip atėjau pas Tomą dirbt, tai, žinai, aš biškai vis tiek jau nusižiūriu nuo jo dalykus. Tai, reikia. Tarkim, žinai, toks padaro darbą, įsikelia, žinai, nusifilmuoja ir iš karto kelia, žinai, tam, kad palaikytų tą feedą. Ir dabar aš irgi, žinai, pradėjau taip daryti ir toks keliu tą darbą, žinai, ten kažkokį voice-overį kartais padarau, žinai, papasakoju apie tą darbą, darau voice-overį ir man tiesiog net ašara bėga, nenoriu, aš kelsiu tą darbą. Bet po to žiūriu, kad jisai... O ką tu ten per voice-overį darai, tipo, toksai, sveiki, šiandien dariau šią tatu, paaiškėk ir šitas ne visus dalykus. Tai aš sakau, kodėl aš negaliu socialinį mediją. Jo, tai supranti, tai Tomas, tai jis iš karto filmuoja ir šneka. Ir taip yra paprasčiau. Bet man toks, žinai, biški awkward, žinai, stovi klientas, aš dabar čia filmuoju ir pasakoju kažką apie jo ranką, žinai, ir taip keletą tų voice-overių padariau, ten nieko jau studijai nebėra, aš tada vienas atsisėdu ir tiesiog įrašinėju tą garsą iš kokią 5 kartą, šitas bus gerai, bet dabar paskutinius porą kartų, žinai, jau dariau, galvoju, kaip bus taip, žinai, filmuoju, šneku kažką. Pirmą, kai dariau, tai dariau draugui, tai su juo viskas aišku, o po to vakar vieną dariau šneku, tam klientui sakau, žinau, aš dabar čia pafilmuosiu ir pašnekėsiu. O tai ką tu šnekėsi? Sakau, biškai apie tą filmuoju ir taip tyliai šneku, toks net girdisi, žinai, tam vaizdu yra, čia tyliai šneku, nejaukų buvo, bet reiks perlipti per šitą. Tai. Reikia perlipti, aišku, aš anksčiau irgi, kaip ir tu sakai, kiekvieną dieną grįžtu tų padarius, kiekvieną dieną ir keliu, žinai. Bet dabar aš jau, žinok, jaučiuosi tokia biški kaip pensininkė, jau aš sau leidžiu nebebūt toj socialiniai medijai, taip daug aš sau leidžiu grįžus namo pasidėtą telefoną, paskiau, aišku, mėnesio pabaigoje atsidarai nuotraukų galeriją, yra per mėnesį nufotkinta 500 tatuiruočių ir dabar daryk tu ką nori, nes dabar reikia pasiruošti visas susikelt, žinai, tai čia yra dar blogiau, tai jau geriau, tą vieną dieną grįžai, paskiriai tas 5 minutės, sukėliai viską ir geriausiai, ir algoritmas geriausiai taip veikia, žinoma. Jo, gerai, tai grįžtam atgal prie tavo stiliaus. Tai žinau, kad mėgsti paišyti ir labai daug tavo printų visur yra. Ir aš turiu ne vieną tavo printą ir čia kaba puikus printas. Ne printas čia gal net, ne? Printas. Gausim originalą kada nors.
Ne, žinok, originalus visus pati turiu ir kaupiuosi iš tiesų padovanoti vienam labai geram draugui iš Kanados, tai yra Rich, kuris turi kapalas tatų studiją savo. Jinai yra per daug aukštus ir jisai turi vien originalus. Jisai printų neturi. Visa studija nuo 2 iki 1 aukšto visur yra kabo tik originalai pačių geriausių pasaulio meistrų. Aš labai kaupiuosi jam vieną padovanoti, bet man atrodo, čia, žinok, yra geriausia, ką galiu padaryti. Geriausia pasaulio meistrų ten darbai. Nebus taip, kaip Zlatanui padovanojo marškinėlis, tai jis pasirašė ir grąžino atgal. Aš tikiuosi, kad iš pagarbos, bent jau kaip draugiai, žinai. Bet būtų labai juokinga. Su ašarėlės kriščiau namo. Su to į tą printą išsipūčiau nuosi paskiau. Nes, ką daryti? Į originalą. Į originalą. Nu tai ką dabar jau šitai su Gerai, kokį rinksi tą originalą? Ar kažkokį, kuris tau mažiausiai patinka? Ar jau kokį atranką darysi, ką dovanoti, jeigu tu taip saugai savo darbus? Kitas klausimas. Nežinau, žinok, dar taip toli negalvoju, aš dar tik bandau susitaikyti su mintim, kad reikės su vienu originalu atsisveikinti. Žinok, geras, bet kaip faina, kad viską išlaikai. Taip, nestunk taip toli, gerai, labai iš komforto zonos pasijutau ištraukta. Toks mano darbas. Tai gerai, turi daug printų, tai palygikim dabar, sakai, kai pradėjai paišyti, nebuvo planšečių, nebuvo šitų įrankių, kuris garantuoja, kad sutiksi su manim, daugam kiša koją. Taip. Ane? Tai kiek naudoji planšetę dabar? Dabar, žinok, pasiruošimai tatuiruočių beveik visada. Nes anksčiau tai būdavo, važiuoju į užsienį, pasiemi ten tokio dydžio sketchbooką, penalą, žinai, ir važiuoju ir tenais ruoštis, nu tarkim, kai važiuoju į savaitę, tai tiesiog lagaminę vietą užima. Dabar planšetė, pripažinkime, tai yra pats patogiausias įrankis. Pasiruošimui, bet kam. Tu gali lėktuvę atsisėdęs, nu, kaip aš atrodyčiau, išsitraukiu lėktuvę iš lagamino didžiausią sketchbooką, čia penalas, žinai, išsiraitau, žinai. Na, nežinau, dar ir aš kaip žmogus, kuris nemėgsta labai dėmesio atkreipti save, žinai, tai nenorėčiau aš šito išsitraukinę didžiausią sketchbooką. O planšetė toksai labai paprastas, geras įrankis mums kiekvieną dieną palengvinantis darbą yra. Man nepatinka su ją paišyti, nes aš, nežinau, kažkaip man tas šaltumas, žinai, jaučiasi tam piešiny gal kažkiek. Bet, pavyzdžiui, dabar man daryti portretus gyvūnų, tai man yra geriausias išsigerimas. Nes anksčiau tai aš spausdindavau iš spausdintuvo nuotraukytę, ten prisiklijuodavau prie lapų ir aplinkui ten gėlytas paišydavau, žinai. Yeah. Nu, o dabar man portrečiukas yra, viskas yra, atsispausdinai per stencil, printerį, viską. Anksčiau atsimeni, mandalos darai. 100 metų mandalos stencilas, su ranka darai. Tai dar įsidėkai sugadinė. Tada priklijuoji, pamatai, kad per maža ir sakai klientui, palauk, dar 2 valandas man reikia stencilą perdaryti. Žinai. Bleba, yra tekę man tą, žinai, ne Flower of Life, bet kitas yra, netgi knyga yra šitų paternų visokių. Taip. Ir aš atsimenu, kažkada reikėjo kažkaip aprapinti tą paterną aplink ranką ir aš atsispaudžiau pilną A4 formato, tai žinau, gal kokias 3 valandas aš tas linijytės, o taip, vieną po kito, pilną A4 formatą užklijau, sugadinau. Bet čia klasikinis būdavo. Ja. Dabar, pavyzdžiui, kai jau su stencil printerius spausdini, nieką nesugadinsi. Viskas gerai, tada būna. Kiek paišai su ranka? Dabar jau pakankamai mažai, kai nusipirkau planšetę. Bet esmė tame, dėl ko aš tai darau, nes aš labai daug noriu pakeisti visą laiką piešinį. O su pieštuku, kai piešiu, aš visą laiką ten pritrinu ir jau po to pas mane košė gaunas. Aš, kai su planšetė piešiu, pas mane gal 50 lejerių būna visą laiką. Ir aš ten... Aš per jo lejerius pasimetu, kai man reikia kažką tai pataisyti. Jo, tai geriausias lejeris yra tai šviesdėžė ir skirtingi lapai. Taip. Jo. Apie tą planšetę, iš tikrųjų, aš irgi, kada pradėjau naudoti planšetę, tai jo, dizainams, su realistika planšetė yra fainiau, todėl, kad ten vienas ant kito patrinį padarai, ten kažką turi tų brašų visokių skirtingų, labai yra patogu naudoti, ar ten patrinį, dar kažką. Ir aš buvau irgi pratęs daryti skalkę visą laiką su planšetė.
Bet irgi, vėlgi, kai atėjau čia pas Tomą, žinai, čia dar kokį mėnesį, kiek aš esu, mėnesį daugiau jo, tai irgi su planšetė dariausi ir po to kažkaip Tomas vieną kartą čia papasakojo, kad jam geriau yra, žinai, su tušinuku, Edgaras irgi kolega mūsų, irgi pasakė, netgi toks patraukė per dantį, sako, tai gal su pieštuku ir aš toks, žinai, durnas, tikrai ne, žinai. Ir po to vat, kažkaip šią savaitę sugalvojau, blemba, aš noriu pasidaryti tą kalkę su tušinuku, žinai, su ranka nusipiešti. Ir blemba, kaip gerai, ir patiko, ir dabar tikrai visus tos realistinius darbus tai stengsiuosi tik daryti su tušinuku, nes tada tu daugiau atkreipi dėmesį į visokias detalės. Ten, pavyzdžiui, ir ypatingai mastelį detalių. Taip. Nes kai tu su planšetė daraisi stencilą, tai tu ten gali prisikrapštyti ten tokių mini detalyčių ar dar kažko, tai kurios paskui atsispausini ir tenais tiesiog toksai guzikas. Jo, ir dar aš ant planšetės esu pasidaręs, kad man tos pieštukas biški dar datemtų tą liniją, žinai, kad nebūtų nusidrebinusios, o su realistika kaip tik reikia, žinai, kad tipo, tau reikia kažkokį ten organiškai, žinai, kad viskas gaudus ir taip su tušinuku daug geriau pasižymi. Tai, jo, tai gerai, tai pieštukas virs planšetė. Ką rinktumės, jeigu galėtum rinktis arba vieną arba kitą? Čia tų dizainams paišyti ar apskritai? Apskritai tai visą laiką pieštukas. Visada pieštukas. Man tas iPado stiklas, ne. Ja. Ne, nepatinka. Visada pieštukas. Kažkaip tai man ta tokia archaiška medija arčiau širdies. Prieš tai aš tavęs čia klausim, kalbėjomės apie tai, kaip tu mėgsti skirtingus stilius padaryti. Ir kažkokius kitokius darbus paeksperimentuoti. Tai ar tu atkreipi dėmesį, kad, pavyzdžiui, yra tokių meistrų, kurie irgi daro viską, ne? Ir kada sugalvoja, kad, aš dabar šiandien darysiu neo-traditional kažkokį darbą. Ir vis tiek yra pas tave garantuotai Facebook, jeigu nesikėti, bent jau Facebook drauguosi visokio plauko meistrų, ne? Ir ar tau pradeda draskyti akis, kai tu matai, kad neo-traditional meistras įkėlė tą neo-traditional darbą? Kad ne neo-traditional, meistras neo-traditional. Kaip, aš esu visą laiką, žinai, už tai, kad žmonės bandytų vėlgi išeiti iš tos savo komforto zonos ir galbūt tatuiruoti, mokytis ir paišyti mokytis kitaip, bet tikrai dažnai labai matosi neįsigilinimas, žinai. Bet čia aš turbūt pasakysiu, kad galbūt net ne nuo paties stiliaus kartais priklauso, bet nuo meistro. Nes visi mes esame matę, garantuoju, visi mes esame matę meistrų, kurie nesugeba įsigilinti į tam tikrus dalykus ir jie nesugeba išanalizuoti piešinio ir stiliaus iki galo, ar ne? Tai tokie, kaip čia, aš sakau, yra daug meistrų su savo arkliukais, bet yra dar daugiau meistrų su asiliukais. Tai va tenais va tie... Poniais. Su poniais, jo. Žinai, tai va tie meistrai, kurie nesugeba net nukopijuoti kažko, tai arba stiliaus nukopijuoti, tai dažniausiai jiems ir nepavyksta ir akis bado, tas akivaizdus nesuvokimas, kaip tas stilius veikia. Bet mes visi esame matę tą tatuiruotę, kur dabar tiksliai neatsiminsiu, bet tam buvo kažkas tai Batmano tema ir buvo kopija tatuiruotės, kur ant krūtinės tatuiruotė ir ten man atrodo, kad buvo pingvinas iš Batmano. Ir paskiau tas tatuiruotės kopija buvo padaryta ant rankos, bet nukopijuotas buvo ir spenelis. Oi, ne, čia Liūtas karalius. Čia Liūtas karalius. O Dieve, dar blogiau, ta prasme, saugokit vaikus kažką. Aš netgi čia prieš keletą dienų, užvakar su Valentino dieną, kur tą Rilsą, žinai, filmavau ir kai rinkau visokius juokingus darbus, tai man kaip tik ir išmetė tą Liūtą karalių. Aš jau labai seniai nemačiut, bet aš tiesiog tą spenelį atsiminsiu visam gyvenimui. Nu, va čia, va tokia, spenelio tatuiruotė kartu su aplinkui piešinu. Įkelsim šitą nuotrauką, jums parodyti. Aš pati noriu žinoti, pasižiūrėti jo. Įkelsim, galėsit pasižiūrėti. Apie kopijas. Ar teko matyti savo pačios darbų kopijų? Daug, žinok, ir netgi mane nustebino labai, nes aš žinai, supranti, jau ten turi milijoninius sekėjus ar ten 100-tūkstantinius sekėjus, tada taip, bet man dažnai būna žmonės patys atsiunčia, besididžiuodami, kad jie pasidarė kokį nors mano eskizą. Mano dažniausias sakymas būna: ačiū labai, kad tau patinka mano darbai, bet dabar nueik pas profesionalą ir susitvarkyk. Nes, žinai, dažniausiai būna, jeigu jau darosi kopiją, tai eina kažkur, kur pigiau, kur gali finansiškai tai sau leisti. Nes pas mane dažniausiai žmonės ir už užsienio atvažiuoja, jeigu nori tos tatuiruotės, žinai, pas mane pasidaryti. Tai tų kopijų esu mačius
labai prastų. Tiesą sakant, tik labai prastų. Jo, man vienas meistras yra kažkada pasakęs, tu jeigu jau kopijuoji darbą, būk 100% tikras, kad tas darbas atrodys geriau negu originalas. Tai... Ir taip nebūna. Jo, taip nebūna, nes tu pats jo nenupaišysi. Ir dar žinai, kokia yra didžiausia problema, ką aš tikrai esu ne vieną kartą matęs, kada klientas atsineša kažkokią tai nuotrauką, iš kurios nori pasidaryti tą tatuiruotę. Ir net aš neapsiverčia liežuvis vadinti tuos žmonės meistrais, jie pasiima, žinai, tą darbą, tą fotografiją, ant kurios yra jau padaryta tatuiruotė ir kalkę darosi būtent nuo tos fotografijos. Nublema, taigi... Visiškai neįvertinę perspektyvos fotografavimo, kad kūnas yra neplokštuma. Taip. Esu, žinok, mačius, aš tiesiog... Bet čia vėlgi su tais, kaip aš sakau, čia tie meistrai su poniais. Jo, ir ta prasme, ir supranti, ir dar drąsiai keliasi tokias fotografijas, ten, pavyzdžiui, į kokį Instagramo story, tu matai, žinai, įsikėlęs Instagramo story ir tu matai, kaip šone padėtas referencas yra būtent... Taip. Nu, tai tada jau bent jau nebesikelk, žinai, į tą socmediją. Bet čia vėlgi, žinok, man atrodo, mentaliteto dalykas. Tie meistrai tikriausiai nėra praėję tos mokyklos, kur mes ir tu esam praėję, žinai. Jiems šitas dalykas net mums atrodo akivaizdu, bet jiems tai nėra akivaizdu. Jiems atrodo normali praktika, žinai. Mums atrodo, kaip taip galima galvoti, bet aišku, žmogui į galvą neįlys ir nesuprasi, kodėl jam čia atrodo normalu ir jisai kelia ir didžiuojasi, žinai. Tai jau. Gerai, biški apie irgi, kad supažindinti klientus dar su tavo darbo specifika, kaip tu viską atlieki, tai gal iš mūsų žiūrovų kažkas kreipsis tave iš karto, o gal po mėnesio, kada pažiūrės, tai čia nebesmė, bet kaip pas tave vyksta kontaktas su klientu ir kaip vyksta dizaino parašymas? Žinok, aš galiu klientams pasirodyti tokia labai šalta, nes aš per daug jau šitų praktikos metų, aš pakankamai smarkiai atribojau tą nereikalingą kontaktą su klientu, bet tai yra ne dėl pačių klientų, bet dėl savęs pačios, dėl ramybėlės, mano, žinai, tos dėl ramesnės galvos, dėl to, kad perdegimo nepajausčiau irgi. Ir pas mane vyksta taip, kad kai žmogus nori užsiregistruoti, sakau trumpai apie savo idėją, ir kokias 3-4 nuotraukytes nori, ką tu nori pasidaryti. Ir esmė dažniausiai būna, kad aš iš tos trumpos idėjos ir iš tų 4 nuotraukyčių aš dabar pasakysiu, arba aš tą žmogų priimsiu, arba ne. Ir jeigu aš jį priimu, man dažniausiai nereikia su juo susitikti net, kad apsitarti dėl tatuiruotės. Jeigu tai yra kažkas sudėtingiau, kur, tarkim, reikia jungti prie kitų tatuiruočių ar panašiai, tada taip, man reikia, kad jisai ateitų į studiją, kad aš pasižiūrėčiau jau esamas tatuiruotės ir visą kitą. Bet, tarkim, jeigu žmogus nori šuns portreto savo, aš sakau, atsiunti man 10 šuns savo nuotraukų, tada ką tu nori aplink, kad pavaizduočiau ir viskas. Ir man nereikia su tavim pašnekėti, kiek tavo šuniui metų, man nereikia pašnekėti ar jokių kitų aspektų. Man reikia žinoti lakoniškai ir paprastai, ko tau reikia. O paskiau, kai aš jau tave tatuiruosiu, mes jau galėsim ten pašnekėti apie šuniukus, kokie visi jie faini, kokie jie visi smagus, nes mes visi labai šuniukus mylim, žinai, tada jau tu gausi visą tą mano nuoširdumą, visą mano atsidavimą, tačiau to kūrybinių procesų man reikia konkretumo, ramybės ir aiškumo svarbiausių iš kliento. Ir kad nebūtų tokių, žinai, ar pagalvojau, kad reikia dar jo mėgstamiausią žaisliuką įdėti. Kitą dieną rašo, ne, išimam žaisliuką. Trečią dieną rašo, ne, žinok, gėlių nereikia, reikia kažko tai kito. Aš labai stengiuosi aiškiai nubrėžti klientui ribas, tu apsisprendi, pasidarai namų darbus ir tada jau man parašai, žinai. Nebent jau mes susitarim ir, tarkim, kažkokie pakeitimai paskutinę sekundę įvyko, žinai. Ir aišku, aš visą laiką sakau klientui nebijoti rašyti. Pabrėžiu šitą, nes aš suprantu, kad daugeliui klientui toks bendravimas, kaip aš su jais bendrauju, gali būti šiek tiek, baisus, taip, dėl to, kad tu nežinai, ko tu tikėsies, tu ateisi pas mane, tu gausi tą eskizą, o jeigu tau nepatiks, žinai. Bet aš dažniausiai ir pasakau, kad sakau, tu eskizą pamatysi tą dieną, kai tatuiruosimės, bet jeigu tu nesi 100% tikras, kad aš galiu tau padaryti tą tatuiruotę 100% gerai, sakau, tada tiesiog neik pas mane. Viskas. Čia vėlgi, labai negražu iš mano pusės, bet man jau po šitiek metų tatuiravimo man reikia tų ribų, žinai. Taip, ir kodėl negražu? Aš suprantu, kad esi pradedantysis meistras ir tu turi susipažinti su kiekvieno kliento tipažu ir išklausyti ir taikytis prie jo.
Ir tai jaučiu tau dabar taip yra, kad prie visko reikia taikytis. Tai tiesiog pradedantysis meistras yra, aš kaip vadinu, kekšė, žinai, tu turi visiems už bet ką, žinai, tipo, tiesiog toks yra tavo darbas, jeigu tu nori kažko pasiekti ir užaugti, žinai. Tai kiek kartų yra tekę tau padarys dizainą, kad jūs su klientu daugiau nebesusitinkat? Atėjo, pasižiūrėjo, ir nesusikalbat. Ar teko va taip išvaistyti dizainą? Žinok, negaliu pasakyti, kad labai dažnai tai būna. Dažniausiai labiau jaudinasi užsienyje, kad tai įvyks, nes tada užsienyje, žinai, kai dirbi namuose, tai aš tiesiog nueisiu namo ir, nežinau, išeisiu su šuniu pasivaikščioti, žinai, tai papaišysiu eskizų. Užsienyje tai jau, žinai, nori tas visas dienas išnaudoti pilnu pajėgumu ir dažniausiai būna baisu užsienyje. Bet, žinok, atsitinka toks dalykas itin retai. Aš netgi pati kartais nustembu, nes aš paruošiu tos dizainus, ateina žmogus ir aš jau kartais sėdžiu ir aš galvoju, aš tikriausiai šiandien nedirbsiu, nes aš padariau kažką tai šiek tiek kitaip, negu kad žmogus norėjo. Nes man kartais būna, kad aš leidžiu savo paeksperimentuoti, kad nors ten su tuo dizainu, žinai, ko žmogus galbūt nesitikėjo, bet aš labai dažnai būnu pasiruošus ir tą atsarginį, tą jo dizainą, žinai. Žinai, kaip būna, nežinau, ar daug kas taip daro iš meistrų, bet aš taip labai dažnai darau, kai ateina žmogus, nori absoliučios nesąmonės ir tu tenais darai tą dizainą, raukaisi, supranti, kad bus absoliučiai nesąmoninga tatu, bet tu žinai, kad galėtum tą pačią idėją padaryti 100 kartų geriau. Tai tada tu pasiruoši tą savo idėją, žinai, ir pasiruoši tą nesąmoningą idėją šalia, apdruk tą nepaeis, žinai. Tai yra kelis kartus, kad nepaėjo ta, žinai, mano, kurią aš norėjau padaryti, bet paėjo ta kita. Tai aš paskiau, žinai, kaip darau, aš paimu, įsimetu tą eskizą savo į Instagramą ir rašau laisvas eskizas. Bet kas yra, koksai įvyksta paradoksas, kad tas žmogus, kuris to dizaino nenorėjo, jisai dažniausiai sako, tu čia mano dizainų daliniesi. Aš tokia, atsiprašau, čia ne tavo dizainas. Čia būtų buvęs tavo dizainas, jeigu tu jį būtum pasidaręs. Dabar tai yra mano dizainas, nes tu neturi jokių intencijų. Turėjau tokią čia antradienį linkėjimai treneriui savo. Žodžiu, sako, norant blauzdos per blauzdą, žinai, panos, ten gražios kažkokios, gerai sakau. Ir mes čia atėjom, aš atsisėdęs, žinai, paišausi tą dizainą, dėliojuosi, žinai, tą dizainą ir aš seku tokį labai fainą meistrą Kindamo, man patinka labai jo stilius, jis toks labiau čikano, bet labiau gal šių laikų, žinai, ir man tikrai patinka, bet nėra didelės paklausos, žinai, ir aš ten darausi tą visą dizainą, blemba, toks sėdžiu, kaip čia kokias bus fainas, ir po to toks, žinai, blemba, jisgi treneris. Treneriam nepatinka įdomus dizainai, jiem patinka gražius mergas, ir galvoju, ir supranti, ir aš jam toks nepabaigęs, bet jau tikrai nemažai padarė, žinai, parodau, sakau, žiūrėk, aš tokį darausi, ar tau iš viso, žinai, bus įdomu. O Dieve, kokia baisi tatuiruotė. Tai būna, supranti. Pradėjus ten tampytis, trūkčiai, aš atspaudimus norėjau daryti, mačiau. Tai, sakau, tai ko tu nori? Sako, noriu panos, kad pažiūrėjus ją matytus, kad mane vilioja. Nu tai supratau, tai čia buvo tiesiog paėmiau 6 skirtingas modelio fotografijas, ten persukęs, kad matytus ten vieną akis lūpytės ir nosis, žinai, nutriniau tos kraštus, daviau 6 pasirinkti, sako, jos visas vilioja. Nu, žodžiu, tai va, matai, kartais būna ruoškis nesiruošia, žinai. Tai vėlu, aš sakau, ta prasme, tas yra dalykas, bet jau aš labai tikiuosi, kad tie žmonės, kurie pas mane eina, jie žino, kur jie eina, žinai. Stengiuosi perspėti iš tasų visus, žinai, dabar jau turiu jau sistemytę atkalus. Apie užsienį pasakai, daug važinėjai į užsienį, gespotų darai, bet aš žinau, kad labai daug ir konvencijų esi sudalyvavus ir tikrai ne vieną esi apdovanojama nusinešus, su kuo ir sveikinu, šaunuolė. Dėkui. Kaip dabar yra su tom konvencijom, ar tau yra vis dar drivas važiuoti, pavyzdžiui, paimkim kaip pavyzdį Great British Tattoo Show. Aš suprantu, kad tu norėtum ten gal kokio, nežinau, ar esi Paryžiaus konvenciją paėmus, ar buvus iš viso dalyvavus? Paryžiaus prieš 2 metus tada laimėjau geriausią penktadienį tatuiruotę. Kas dar yra aukščiau tada?
Aukščiau Frankfurtas. Tai aš manau, kad norėtum paimti Frankfurtą, ne? Norėčiau. Bet tarkim, toks kaip Great British Tattoo Show. Tau jau padarytų kažkokį vėl tą džiaugsmą ir kad laimėjai tą konvenciją. Ar čia toks jau būtų, kad, aš been there, done that. Been there, done that, žinok, jau būtų. Aš kažkaip jau taip ypatingai. Yra daug meistrų, kurie mėgsta, kurie yra pakankamai geri meistrai, ar ne? Ir jie mėgsta nuvažiuoti į tokias mažesnes, prastesnes konvencijas, kur renkasi vietiniai, tarkim, meistrai. Ir tada, žinai, susirinkti visus apdovanojimus. Linkėjimui Donatui. Ir nuo manęs. Tai va, jie mėgsta šitą daryti, ar ne? Bet manęs tai tie apdovanojimai, tarkim, nejaudina. Aš noriu laimėti ten, kur geriausiai yra, žinai. Tai gerai, jau Paryžiuje turim vieną, dabar reikia Frankfurtą, bet ar aš turiu kada nors vilčių tą padaryti? Pripažinkim, nelabai. Ar aš vis tiek bandysiu? Tikriausiai, kad taip. Žinant, kaip jau pasakoji, kiek jau išgirdama apie tave, kad tu save linčiuoji, žinai, ir sakai, ką aš čia darau tarp šitų visų meistrų, tai aš taip ir suprantu, kad nesitiki, bet padarysi. Tikiuosi. ir kas dar labai įdomu, kad jau ir ne vieną kartą, kaip suprantu, sėdėjai teisėjo kėdėjai ir ne Lietuvoje, o Europai. Tiesą pasakius, tik tai vieną kartą tai buvo, bet buvo beprotiškai smagu. Žinok, aš galiu pasakyti 100%, žymiai fainiau sėdėti teisėjo kėdėje, negu būtam teisamam. Tikrai 100%. Žiauriai daug gerų tatuiruočių prisižiūri, žiauriai daug blogų tatuiruočių prisižiūri. Labai įdomu tai, kad mes visi tie, kurie tuo metu sėdėjome, darėme skirtingus stilius. Visi labai skirtingos stilistikos meistrai buvom. Buvo labai sunku sutarti irgi, kas laimės, kas nelaimės. Buvo tokių momentų, kai mes tiesiog sėdėm ir 20 minučių ginčijame. Wow. Žinai, ir jau visi tiesiog stovi ir tokie, mes norim eiti namo, hebra, tiesiog išrinkit bet ką, žinai, tai va, bet iš tiesų žiauriai įdomi patirtis, labai patiko ir iš tiesų yra sunkiau negu atrodo. Ir kartais, tarkim, mano akimis irgi tiek konvencijose, tiek ir kiek pačiai teko būti teisėja, tu supranti, kad tie ir verti darbai nieko negauna. Tarkim, aš vienoj kategorijai išmaldavau jau meistrų, kad duotumėm vienam darbui bent jau 3 vietą. Aš sakau, nes tai yra geras darbas ir aš nenoriu, kad šitas žmogus išeitum iš čia tuščiom, žinai. Ir tokie, gerai, žinai, sutiko. Nes jie norėjo visus prizus tiem patiems, žinai, išdalinti, nes kai kurie dalyvauja tose pačiose kategorijose. Aš tokia, duodam vieną kažkam, žinai, negali taip palikti. Tai va, tai mano aišku, tai ir tokia biškelį empatiška pusė sužaidė tose teisėjavimuose irgi. O yra kaip pas mus Seime, kad Pytis gali kažką pakeisti? 100. Tik tai 100. Jo. Dar biški norėčiau grįžti prie tavęs pačios. Čia tokia gal ne visai linksma vietelė. Ar esi perdegus? Esu tikrai perdegimas ir aš manau, kad nebūsiu aš tikrai vienintelis meistras, kuriam taip yra buvę. Tas perdegimas ypatingai po COVID, aš manau, kad pasireiškia labai daug iš meistrų, nes po COVID mus užplūdo toks labai didelis darbų kiekis visus, mes labai daug dirbom visi labai norėjom dirbti irgi ir man atrodo, kad daugelis mes patyrėm tą tokį kažkokį galų gale nebepasitenkinimą savimi, nebepasitenkinimą savo darbu ir tas didelis darbų kiekis yra, manau, didžiausias faktorius, kuris mus priverčia tai pasijausti, nes jau atsidaro tokia fabrikėlis, žinai. O aš visą savo karjerą beveik jau bėgu nuo tų fabrikėlių. Aš jau nebenoriu kiekvieną rytą keltis, papaišyti, greitai bėgti į studiją, padaryti kažką. Aš jau nebenoriu nieko daryti pusėtinai. Žinai. Aš noriu nueiti 3 kartus į savaitę į studiją, padaryti savo geriausius darbus. Ir viskas. O kai jau tu kažkuriuo tai momentu, vėlgi tas ribas turiu savo nusibrėžti, bet kai tu kažkuriuo tai momentu, ypatingai po COVID, kai mes visi buvom tokie alkani ir mes visi taip norėjom to darbo ir kažką tai veikti, ir aš tame tarpe pradėjau labai daug dirbti ir nusidirbti.
Nebelieka tau laiko, tarkim, tiesiog papaišyti kažką tai, ką tu nori. Tu nebenori žiūrėti tą paišymą. Tau nebeįdomu pasidaro. Tau ne tik, kad paišymas nebeįdomu pasidaro, tau net ir į serialą pasidaro nebeįdomu pasižiūrėti po darbo. Tu iš viso tiesiog kaip daržovytę gali pasidaryti. Tai reikia labai save saugoti ir kaip aš irgi sakau, tas ribas savo nusistatyti. Tai neateis per vieną dieną niekam, žinoma, bet per praktiką, per savęs analizavimą ir suvokimą, ko tau reikia, tai galima pasiekti, žinoma. Ir manau, kad tai yra labai svarbu sau leisti, nes kai perdegsi jau labai rimtai, tada jau iš to gali ir nebegrįžti. Ir labai daug meistrų taip atsitinka. Kiek yra daug meistrų, kurie nebetatuiruoja dėl to, kad susidegino save taip. Taip. Čia toks buvo rimtesnis, bet ačiū tau. Labai buvo smagu išgirsti apie tave ir apie tavo stilių. Tai dabar eisim į pertraukėlę, o apie pertraukėlės grįšim pakalbinti jau ir mūsų gerbiamą Simo ir paklausinėti, kaip čia viskas vyksta būti mokiniu. Tai ačiū, einam į pertrauką. Tai grįžta po pertraukas. Dabar jau pakalbinsim biškį ir net ne biškį, o daug ir Simą. Simas ir Monika yra labai labai geras pavyzdys, kaip iš tikrųjų turi atrodyti mokinio ir mokytojo santykiai ir koks geriausias kelias yra ateiti į tatuiravimą ir pasiekti kuo daugiau. Tai manau, čia turim labai gerą pavyzdį. Tai gerai, Simukai. Simutėlį. Tai papasakok, kaip tu iš viso sugalvojai, kad nori būti tatuiruočių meistras? Aš tai jau, kaip ir visi jaučiu, nuo jaunų dienų pradeda matytas tatuiruotės. Jeigu sieja kažką su menu, automatiškai kažkaip sukasi tos mintys apie tatuiruotės. Tai kažkaip taip, nuo mokyklos jau, kai baigiau, norėjau visą laiką pradėti. Tai ilgas kelias iš tikrųjų buvo iki to, kol atėjau, nes irgi galvojau, kaip iš tikrųjų ateiti į tą visą reikalą. Irgi labai daug podcastų žiūrėjau ir visų rimtų meistrų ir visų kelias prasidėjo taip pat. Visi ėjo į studijas, mokinosi ir nuo to ir prasidėjo. Nuo jaunų dienų, sakyk, pradėjai galvoti nuo tada, kada baigei mokyklą, ne? Mokyklos metu jau. Ir žiūrėjai visokius podcastus. O buvo tokia mintis, kad dabar reikia nusipirkti panašiai Ebėjaus mašinėlę ir tipo bandyti ant kažko daryti. O gal taip ir buvo? Gal jau bandėsi iki ateinant? Aišku, buvo ta mintis. Anglijoje nusipirkau tą rinkinuką, dėžutę. Klasikinį ir aš irgi turėjau tokį. Ir ant fikskinų mokinausi. Bet tu kažkokią praktiką ant fikskinų darysi. Jo. O buvai iki ateinant į studiją jau padaręs ant žmogaus kažką? Nemeluosiu buvau. Monikai nesakiau, bet buvau. Nesakė šitą. Bet čia nėra blogai. Aš čia buvau. Bet buvau padaręs ant draugo. Tai jo. Bet čia nėra blogai, čia nėra blogas dalykas. Žinai, prasitestavai, supratai, kad ir gerai, padaręs ant draugo savo. Ką tu supratai? Aš supratau, kad aš nieko nesuprantu. Ir tas buvo, kad kaip tu gali suprasti tai, ko tu nesupranti ir atrodo, tas ir turėtų būti, kad tu eini pas mokytoją, jisai tau pasakys, ką tu nesupranti, arba jeigu tu supranti, kad čia padarei klaidą, tai tau gali pasakyti, kur ta klaida ir kaip ją ištaisyti, ir tu neprimalsi ten ant kitų žmonių ten tiek. Jo, o kodėl Monika? Ar tu tiesiog parašai keliam meistram ir kuris pirmas atrašė pas tai ir atėjai? Tai būk nuoširdus. Aš iš pradžių buvau pas Tomą. Tarp kitko irgi pradėjau, aš dar tuo tarpu dirbau ir išeidinėjau iš darbų, bet aš kadangi pasakiau, kad atidirbsiu dar tą laiką, kur dirbsiu, nes ten būna busy momentas, kai tam darbė dirbau. Ir pradėjau eiti su eskizais, ėjau pas Tomą, nes pas Tomą buvo įkeltas skelbimas, kad Instagram, kad jisai ieško mokinio, turi mokinio poziciją. Tai aš pasėjau, irgi, tai mes ten pirmyn atgal, tai taip, tai ne, dar atneš darbų, aš ten irgi tampėmės. Ir kažkaip nebuvo tokio konkretumo visai, kad ar taip, ar ne. Sakau, ar galim kažką nuspręsti, ar galėsim, ar ne, nes mes ten virš mėnesio laiko irgi pirmyn atgal kažkaip ten vaikščiojom. Ir sakau, gerai, kol mes su Tomu tarėmės viskas, nes nieko aiškiai jis man nepasako, jis kaip ir pats sako, nenori prisirišti prie kažko konkrečiai, tai aš irgi sakau, tada aš irgi neprisirišu būtent prie šitos vietos, pradėsiu eiti prie kitas vietas.
atitinkamai. Ir kaip tik žinau, kad gerą studiją pas Moniką. Dar visų pirma... Pareklamuok studiją, kokia čia studija? Botanikum, Tattoo Atelier. Tai žinau šitą studiją, bet dar pirmiausia norėjau pas Žilionį. Bet Žilioniui parašiau elektroniniu laišku, kas šiais laikais tikriausiai praeina pro akis, nes daug tokių sulaukia ir, atitinkamai. Aš dar įsiterpsiu, Žilionio paskui klausiu, sakau, tai kodėl tu sumuk ir neatrašai? Sako, pamiršau. Sako, perskaičiau laišką, pamiršau atrašyti. Bet su tais laiškais yra, tu antiek neberimtai žiūri į tą laišką. Man, pavyzdžiui, vakare, aš, kada dirbau dar Panevėžy, žinai, ateidavo klientai, parašydavo į elektroninį laišką dėl kokio nors tai begalybė ženklą. Ir aš neatrašydavau, žinok, aš tikrai prisipažįstu, kaltas ir dar kartą kaltas. Aš neatrašau tos elektroninius, jeigu man siunčia begalybę ženklą. Aš žinok, visiems atrašau, visiems iki paskutinio visą laiką atrašau. Bet kadangi dabar yra trečias mėnuo eina, kai jau gyvenu Vilniui, tai žinai, dabar viską atrašau. Tai vakar jau koks pavyzdingas pasidaręs. Tai vakar 10:30 nakties man parašė žmogus elektroninį laišką su nuotraukom prisegė, bet jis bent jau labai tvarkingai parašė, žinai, nes tie anksčiau, kur būdavo parašo, kiek kainuotų ir įmeta begalybę. Kaina, klaustukas. Kaina. Nei labas vakaras, nei viso gero. Ta prasme, klasikinis. O vakar tai tikrai 10:30 atsiuntė ten su pavyzdžiais, ten kokio varapas, aprašė viską. Atrašiau kainas viską, bet jis nebeatrašė. Gal užmigo žmogus. Prisės ir atrašys paskiau, 10:30. Gal brangokai pasakė. Gal brangokai pasakė, jo. Tai ir gerai. Ir kaip atėjai tada iki Monikos po negavimo atsakymo? Aš pasakysiu, kaip atėjo, labai greitai įsiterpsiu kažkokiu stebuklingų būdu, nes nieks nežino, kur yra studija. Ateina, beldžias kažkas į studijos duris. Kas čia atėjo? Jau galvoju, kad tu kvedys atėjo patikrinti skaitliukų. Bet ta prasme, atėjo, jisai pasibeldė, nerašė, nieko atėjo pasibeldė. Nieko nerašė. Drąsu. Jo, irgi eisiu į studiją, pasidariau researchą, kur ta studija randasi, irgi pamačiau kažkokiam reelse durys 101, kad ten įeina. Trumpas reelsas, iš to ištraukiau, kad čia būtent nėra jokių ženklų. Einu, aš ten kokius 3 kartus apėjau tą pastatą, kol radau įėjimą. Ėjau irgi. Durys užrakintos, ten be užrakto neįeis. Irgi ateinu, žiūriu, kažkas eina. O, čia su daiktais. Aš jums palaikysiu duris. Užeikit, aš jums palaikysiu, duokit man netuko. Įleidau ir nueinu į paspeldžių duris, stoju, atidaro Gabrielį. Gabrielė, jo, kolegė mūsų. Tai jo, atidaro duris. O kas yra? Supranti? Bleva, galvoju, čia negerai, kažkas vis tiek bus. Bet supranti, mes specialiai tą studiją esam paslėpę, kad nieks pas mus neateitų, kad mus visi paliktų ramybėj, supranti? Senis, jeigu nebūtų susiradęs, kur eitų mokintis, būtų ėjęs į privačius detektyvus. Realiai, žinok, ta prasme. Gabrielė tokias kitą dieną man sako, kaip jisai iš viso, sako, čia atėjo, sako, aš neįsivaizduoju. Aš sakau, aš irgi, mes niekur neskelbėm internete informacijos, kaip rasti studiją, žinai. Prašau, seklys Morka. Jeigu labai nori, rasi. Tai tas ir buvo dalykas. Jeigu žinai, ko tu. Bet suprantate, tas ir buvo. Aš visą laiką gyvenime visą sakiau savo, kad aš niekad neturėsiu mokinio. Ir atėjo Simas ir aš tokia, šitas vaikis tikrai labai nori tatuiruoti. Jo, geras, wow. Jo, tai, bet dar ir išeit reikėjo, o Gabrielė tiesiog uždarė duris ir nuėjo toliau tatuiruoti. Ta prasme, jinai atidarė duris, sako, kas yra ir uždarė. Beveik panašiai buvo. Aš toks maždaug, norėčiau būti aprencis. Nėra Monikus. O supranti, pas mus tas kiemelis yra uždaras, tu į jį neišeisi neturėdamas magnetuko. Ir paliko Simą tam kiemelį. Ir aš toliau toks, o vėl žmogus su daiktais. Man tiesą pasakius labai įdomu,
kiek laiko Simas praleido tame kiemelį, kol kažkas išleido. Pakankamai greitai, galvojau, kad taip greitai pasisekė tikrai. Blema geras, bet žiūrovai, mėlėjai, kurie nori pradėti daryti tatuiruotes ir kur čia prisiklauso visi, kad tipo, ne, tai čia manęs nepriims, tai čia arba vienas atmetė, antras atmetė, trečias neatmes. Va, vis tiek reikia ieškoti būdų, ne? Jeigu tu nori, tu ir gausi tą vietą, šiltą, mokintis, būtų aprengtis, nu tiesiog reikia norėti, puikus pavyzdys. Tai gerai, kaip tada jūsų kontaktas įvyko? Tai Gabrielė gavosi taip, kad Gabrielė man pasakė, kad Simas toks yra ir liepė ją man parašyti asmeniškai, nu aš sakau, nu gerai, ateiksiu tais savo darbais. O aš kaip ir sakiau, aš turėjau tokį principą, galbūt išsikėliau savo, kad aš niekad mokinio neturėsiu, nebent jisai paišys geriau už mane. Bet kai Simas atėjo, aš tada kažkaip tai savo dar galvoj perverčiau, kad net nežinau, kad Simas atėjo, žinau, kad atėjo kažkas, žinai. O tai žinojai? Nežinojau, aš nežinau, kažkoks random guy. Atskalūnas. Jo, random guy shows up at your doorstep, žinai, nu tai buvo toksai, iš kur aš žinau. Tai ir sakau, tai gerai, tai sakau, ateik rytoj su savo tais eskizais. Ir aš per galvą visą naktį atsigulus varčiau. Ir galvoju, ar aš peržengsiu tą savo principą ar neperžengsiu. Ir tada aš prisiminiau tokį dalyką, kad kiek daug aš žinau talentingų meistrų, kurie yra absoliutus tinginiai, kurie neturi to drivo, žinai, daryti, ta prasme, tatų ir mokytis tatų ir visą laiką tobulėti. Ir aš tada galvoju, gerai, dasikase kažkaip iki to mūsų slenkščio. Gal dasikas ir iki gerų tatuiruočių, žinai, va tai va. Nu ir galvoju, reikia duoti šansą kažkaip, tai ir daviau. Tai va, tai toks ir įvyko. Kitą dieną susitikom, pažiūrėjau eskizus, sakau, per mažai eskizų yra, sakau, paišyt. Kiek čia to eskizų buvo? Man var nepasakysiu, nepamenu. Ką žinau, mažiukų ir didelių, gal kokių 20 iš viso taip sudėjus. Mažokai. Aš žinai, tokia tikėčiausi kokio 100. Ja. O tu jau... Žiūrovom 100. 100 čia mano žodis. Eikit prie durų su 100. Arba su 100. Ne, tai 100 eskizų ir 100 taip ten gražiai aplinkai įdėta, viskas gerai. Tai jo, o tu to laiko jau studijavai grafinį dizainą, ne? Kiek tu dabar iš viso laiko esi aprentisas? Dabar jau beveik metai. Tai jau studijavai. Jo. O tavo piešimas kaip prasidėjo apskritai, ar nuo grafinio dizaino kursų ir prasidėjo tavo piešimas? Aš iš vis nieko nesu lankęs, nieko nedaręs, tai pieždavau visą laiką, tiesiog pieždavau. Aišku, tuos kursus irgi norėjau dabar kaip tik irgi jau nesenai praeiti, nes vis tiek reikia tą supratimą apie tą bazinę žinias, visas tas piešimo, vis tiek reikia įsigilinti, išsiaiškinti, be jų vis tiek niekur nenueisim toli, tai bet kokiu atveju kursus tikrai eisiu. Blama, seniai, kaip juokinga žiūrėti, kai tu gautai Monikos žvilgsnį ir jos reakcijas, tipo. Jis dygausi. Simai, tu atsargiai, ką aš nekis šiandien, žinok, nes. Jo, išgąsdino? Ne, ta prasme, nežinau. Kaip ir viskas tai, ko ir tikėjausi, tik tai norėjau nuo kažko pradėti, nežinau nuo ko pradėti, tai pradžiai beldžiausi, po to vis tiek sakau, išsirutulios viskas eigoj. Ja. Išrutuliuosim. Kas toliau? Toliau tai aš nepriėmiau iš karto Simo, aš sakiau, bandomasis laikotarpis, sakau, tai paišyk, daryk ir žiūrėsim. Kiek rožių? Oi, žinok, be rožių kažkaip apsėjom. Aš pamačiau, kad iš karto, kad rožės nesimo rykliukas arba asiliukas, dar nežinom. Ar yra jo tie skečiai, kuris jos tau atnešė, ar yra kažkas dabar bendro tai, ką jis daro dabar? Taip, tai yra labai panašu, jisai išlaikęs labai yra panašų stilių iš tiesų į tai, ką atsinešė ir galbūt tiesiog mums, tiksliau Simui, reikia tobulėti daugiau tų didesnių projektų ir komplikuotesnių kompozicijų, žinai. Nes jisai puikiai, tarkim, paišo visokius, kaip aš vadinu, bobaušiukus, žinai, visokius mielus ir tokius šiek tiek spūky mažus charakterius, bet dar trūksta, žinoma, to tokio įsivažiavimo į didesnės kompozicijas ir į tokius komplikuotus piešinius labiau, žinai.
Tai va, bet viską su laiku pasieksim. Aš stengiuosi visą laiką namų darbų užduoti tokių, kad jam padėtų perprasti tuos dalykus. Kada paėmė mašinėlę pirmą kartą į rankas jau pas Moniką? Po 2 mėnesių, man atrodo. Man atrodo, jo. Greitai. Čia šitą greit sutvarkėm. Ja. Nu, čia techniniai dalykai. Čia techniniai dalykai. Ir koks buvo tas jausmas? Aš žinau, kad tu jau darai draugui savo kažkokiam, bet koks buvo tas jausmas, kai dar stovi už nugarą, žiūri. Kai ant savęs dariau. Tai aš jam liepiau ant savęs darytis. Aha. Ta prasme, tai jis ant odos tatuiravo, bet aš sakau, darysies ant savęs, nes taip yra visada. Pirma tatuiruotė būna ant savęs. Aš savo pirmą, tu pirmą nesaudai? Nu tai taip, nu tai čia yra tradicinės mokyklos tatuiravimo vienas iš elementų. Pirma tatuiruotė ant savęs. Jėzus Marija, žinok, susibadė vaikas visą savo, žinok, ten. 2 days later, pass the test. Jo, paskiau užsispyrė, supranti, jisai po 2 dienų jau pasidarė kitą savo tatuiruotę. Ir 10 kartų geriau, žinai. Va, prašau. Nu, aišku, pirmas tas jaudulys, dar jeigu tu stovėjai už nugaras, tai tu ją įsivaizduoji. Tai pirmą durę, o tai tokiai. Pirma linija. Blowoutas kaip 4 linijos. Taip, žinok. Aš stoviu, žiūriu tokia. Ir tą pačią sekundę pradėjau gailėtis, kad apsiėmiau mokinį turėti, žinok. Aš tokia, ką aš padariau? Nes jisai realiai, žinok, su tokia, kaip koks trimetis su flomiku tokia. Jokios elegancijos tame judesy, žinai, nerasta. Ką mokinaisi ant odos? Gone. Bet kaip yra tas, kai ta prasme, tu mokiniesi ant tos dirbtinės odos ir paimi ant žmogaus, aš kalbu pagal savo buvusių mokinukių, žinai, pavyzdį. Ta prasme, ir atsisėdęs tu, aš einu pro šalį, pamatau, kad tos dirbtinės odos netempia su pirštais. Ta prasme, aš žinau, ir sako, bet jinai nesitempia. Aš žinau, kad nesitempia, bet yra judesys, kuris tau bus reikalingas visą laiką. Jeigu tu taip pasidėjęs ranką, va taip tatuiruosi, tai, blogai bus. Žinai, kol reiks iš naujo vėl persilaužti, kad reikia tempti tą odą, žinai, tai jo. Tai čia tokie dalykai. Tai, sakai, jau gailėjais. O kaip tau buvo ta pati pradžia, kai, čia Monika, tau dabar klausimas, ta pati pradžia, kai dar jisai nedarė, ždėjo dirbtinės odos ar ten ant savęs, koks buvo tas jausmas, kai tu pati esi pirmą kartą tame, tu turi dabar kartu su juo mokintis, žinai, bet tu turi mokintis būti mokytoju. Turi mokintis mokinti. Jo. Nežinau, aš gal Simas ir kitaip pasakys. Simai. Pasakykit. Ja, bet aš jaučiuosi, kad aš pakankamai turiu tą tokią edukacijos gyslelį ir aš stengiuosi savo patirtim labai dalintis, žinai, kiek aš galiu. Kartais galbūt neįtin man gaunasi nuosekliai viską paaiškinti, bet aš stengiuosi išaiškinti išsamei visada. Tai tiek ir su piešimu, kas buvo susiję, tiek aptarimų, eskizų. Dabar mano mėgstamiausias dalykas yra iš viso su raudonu taisyti Procreate Simo šitusgi eskizus. Žinok, tokį kaifą jaučiu, kaip kokią mokytoją mokykloje jausdavau ir niekad aš to nesuprasdavau, bet dabar smagu, žinai. Ir lygiai taip pat mes šnekėdavomės apie jo piešinius, mes šnekėdavomės apie tai, ką reiktų pakeisti, kuriuose vietose, ką, žinai, pasiemu jo iPadą, pašišeliuoju kažkur, kur reikia, žinai. Visi tie galų galiai ir šiek tiek to akademinio piešimo kažkokie tai pagrindai, kad atsirastų, kad būtų suvokimas, iš kurios pusės šviesa krenta ir panašiai. Netgi ir primityvius tuos piešinukus paišant vis tiek tai yra reikalinga. Tai buvo daugiausia mūsų tas. Ir žinoma, šiek tiek apie tą tokią tatuiravimo kultūrą šnekėjomės ir galų gale apie tą pas mus tą labai tradicinę yra mokytojo ir mokinio partnerystė, dėl to, kad Simas daro viską, ką aš darydavau, kai būdavau mokinys, kas buvo prieš 12 metų. Tai jisai ir grindis šluoja, ir šiukšlės neša, ir ten bėga į, nežinau... Pati geriausia mokykla. Taip, ir bėga ir batono nupirkti, supranti, parduotuvę, jeigu aš noriu paskui po darbo namo parsinešti. Bet, toksai... Čia yra esmė tokia, kad man yra Vilius Šanka labai gerai pasakęs, kai aš dar buvau mokinė ir aš nesupratau, kodėl man visus tos dalykus reikia daryti. Jisai man pasakė, sako, joksai grindų plovimas gyvenime tau neatpirks šitos dovanos, kurią tu dabar gauni mokindamas iš šito amato. Žinai.
Ir tai mane labai išmokė vertinti. Ir tas grindų plovimas, ir visi tie maži darbai, kurių tu nenori daryti, ir tas vargavimas, žinai, visai studijai toksai, jis tave išmoka, kad tu turi vertinti šitą patirtį savo. Ir jis šiek tiek tave gal, kaip pasakyti, sodina šiek tiek. Nes kiek aš esu mačius mokinių, kurie ten, žinai, pasikuria, padaro porą tatuiruočių, jau jie čia, žinai, tu meistras, aš šitoks kietas. Visiškai kažkokio tai nėra ryšio su žeme pas kai kurios žmonės. Jo, pas tave dabar čia yra pirmas mokinys, aš tai turėjau ir šitų jaunų mergaičių, blemba, ta prasme, aš jas gerbiu, bet nesuprantu. Ir supranti, tai man šiandien yra nuotikas, tai man depresija, tai man čia dar kažkas, žinai, ir kažkaip, ar aš gal per minkštas buvau, žinai, kad tiek, nedaviau aš tokių darbų, žinai, bet reikėjo, tikrai reikėjo, žinai, kad suprastų, o kaip tu pats jautiesi, ar tau žina tokių minčių, kad, blėt, aš čia per daug darau, kad, aš kažkaip be reikalo, arba, koks tavo liūdniausias momentas buvo? Nežinau, man tai niekada nebuvo to, kad kažką per daug ar dar kažką. Aš kaip visą laiką, kaip ir sakau, visą laiką žiūrėjau senų meistrų, ta prasme, tą patirtį, tai visą laiką taip ir buvo pateikti. Tu eini, tu darai, ta prasme, esi tas studijos pasiuntinukas, tai žinai. Tai aš kažkaip ir ėjau jau su tą mintim, kad taip ir bus. Jisai pats pasisiūlo kažką padaryti, supranti. Man net aiškinti nereikia. Aš sėdžiu tokia... Nebežinau, ką su juo daryti. Kaip čia jį dar pavarinėti? Žinai. Davai, pašoku. Simai, išsikrovė kolonėlę, padainuok. Žinai. Nes aš, ta prasme, nes aš kai save atsimenu, tai mano ta mokinystė buvo labai sunkiai, aš eidavau į tualetą pažliumt, žinai, ir toliau tenais tada tvarkytis arba dar kažką, žinai. Tai prasme, ten jau buvo fulon, bet mūsų mokytojai turėjo dar sunkesnės tas mokinystės. Tai kuo toliau, tuo labiau tos, žinai, mokymasis tatuiruotėse lengvėja. Aš neturiu, tikrai nesakau, kad jisai neturėtų keistis arba jisai neturėtų progresuoti kažkaip, bet aš manau, kad tikrai yra svarbus tos tokios tam tikri niuansai, žinai, kurie išmoko tave gerbti savo darbo vietą, gerbti industriją ir panašiai. Jo, aš ką norėjau sakyti, kad šitas darbas, šitas tvarkymas, jisai tave pripratina prie švaros ir higienos studijų, kas yra svarbiausia. Žinai, tu gali daryti negerai tatuiruotės ir išsivartyti, kad mano stilius yra trešas, bet tu bent jau būsi tvarkingas. Žinai, čia. Tai va, aš tikrai tikiu, kad Monika nėra tokia, aš manau, bjauroka kaip mokytoja, jinai turėtų turėti savo griežtumą, žinai. Ar ne? Ar tu čia tokia atlaidinė? Aš nemanau, kad tu esi labai jau ta, kuri viską leidžia. Žinok, ten nenueinu į kaktą, nepabučiuoju ten kiekvieną dieną. Taip. Tai vat, ar būna tokių, kad blemba, čia jinai nesupranta, aš gal taip norėjau, arba ar mintyse ginčijosi su ją? Aš asmeniškai ne, nes aš labai priimu tą kritiką ir man labai patinka, kai pasako tą kritiką, kas yra ne taip, nes aš to ir noriu, ta prasme, išmokti. Jeigu man sakytų, kad čia viskas gerai, tai aš ir namie galiu sėdėti ir galvoti, gal ir gerai, bet man reikia, kad pasakytų, kas yra negerai. Aš to ir laukiu, aš to ir noriu iš to mokytų, tai gal mano perspektyva tiesiog tokia, kad aš to ir laukiu. Aš, žinok, pakankamai diplomatiškai ir moku konstruktyviai pateikti kritiką. Man nereikia Simo įžeisti tam, kad pasakyti, kad jisai kažką blogai nupaišė. Labai konkrečiai, tiesiog, kaip ir sakė, su raudonu apveda, čia va netgi parašo tekstą. Su komentarais. Labai konkrečiai Tomas pasako. Žinok, šūdas. Aš Tomo mokyklą praėjau, aš tikrai žinau, kaip sako. Jo, tai kai grįžau gyventi į Lietuvą ir pas Tomą nuėjau dirbti Panevėžį, blemba, žinok, ten, žinant dar mano charakterį, man buvo tikrai sudėtinga, bet linksėjau galvą, sukandęs dantį, žinai, darau užrašiuką, atėjo, sako, blėt, kokia bloga raidė, sutvarkyk tą raidę. Bet ir gerai. Klientas guli, žinai, tai toks.
Nu, šitą Tomo tikrai bruožą žinau, nes mani ką nors pasakydavo, bet, nu, ne piktai, ne šlykščiai, žinai, kažkaip tai bet pasakydavo kokį nors, nu, čia šita rožė, nu, tai suprask, žinai, kad šudina. Tai aš nueinu, supranti, į tualetą paverkiu ten dėl tos rožės, bet ne dėl to, kad aš ant Tomo pykdavau, supranti. Yeah. Dėl to, kad aš būdavau taip savim nusivylus, kad aš rožės nesugebu nupaišyti, žinai. Nu, ir aišku, labai reikalinga ta konstruktyvi kritika, kad tu pradėtų mokytis iš tų savo klaidų, žinai. Tai aš manau, kad tai, kuo tu konstruktyviau viską pateiksi ir aiškiau viską paaiškinsi mokiniui, tuo jam bus lengvesnis tas tobulėjimas tada irgi. Aš manau, labai dar daug duoda, kad jūs esate susižadėję su mano kolegė Gabrielė, ponas, teisingai? Tikrai taip. Tikrai taip. Tai kaip yra tas gyvenimas su tatuiruočių meistrais, žinai? Ar yra tas, kad reikia biškį pakonkuruoti namie, darant kokį nors dizainą, arba, pavyzdžiui, dirbant, jinai turi daugiau patirties, ne? Ir tikrai jos darbai yra labai gražus. Ar yra biškį tas toks vidinis, toks biškiai ar pavidukas, ar dar kažką, arba kad blemba, nu, aš norėčiau geriau padaryti, arba kažką, ar yra ta šeiminė konkurencija, žinai, nes esate abu meistrai, tu labiau pradedantysis, bet vis tiek. Pas mus gal ne tiek konkurencija, mes kaip tik bandom vienas kitam labiau padėti, tai atitinkamai Gabrielė man labai daug gerų insightų pasako, mes irgi grįžtam namo, aš irgi kaip nusifotografuoju visas tas tatuiruotės, tai irgi su Monika aptarėm, ir po to su Gabrielė irgi atitinkamai atskirai dar aptarėm. Tai kuo daugiau insightų, tuo man geriau. Irgi, aišku, aš noriu irgi daryti taip, kaip Gabrielė gerai, nes pas ją lygis palyginus, tai per 3 metus čia tiek pasiekti, tai jo. Yra į ką lygiuotis, ką bandyti pasiekti. Aišku, mūsų stiliai skiriasi, bet jo. Ja. O yra biški, kad kirtasi tavo abiejų mokytojų nuomonės, kad, pavyzdžiui, Monika pasakė vieną, Gabrielė kitą? Šiaip bazės, kur klaidos, pasako tas pačias, bet kaip padaryti, nu, kaip ir kiekvienas meistras, manau, turi savo stilistiką ir kaip atlikti darbą, tai pas mus irgi, toj pačioj studijoje yra ten 4 meistrai, tai kiekvienas gali pasakyti tą patį, ką tu nori padaryti 4 skirtingais būdais. Bet čia yra 4 meistrai? Jo. Kur jūs telpat? Mes nedirbam visi vienu metu. Niekada, okay. Nu, tai, bet čia yra mokinio prakeiksmas. Aš atsimenu, kai Engi dirbdavau ir kai mokiausi dar tuo metu, ten irgi nemažai meistrų buvo. Tai buvau aš ir visi bernai, aplink kuriuos tenais reikėdavo šokinėti pastoviai, nes podeliai visi sutrini, žinai, nėra iš ko klientui arbatos paduoti, žinai. Ir kiekvienas su savo, supranti, tai jis su savo patarimais. Vienas ateina, sako, tai tu adatą taip laikyk, kitas ateina, sako, tu adatą ne taip laikyk, tu adatą kitaip laikyk. Ir ateina, supranti, prie tavęs 5 meistrai, kiekvienas su savo skirtingais absoliučiai metodais. Ir tu, kai mokinysiesi, tau galvoje čia 1000 mylių per valandą greičiu viskas skrieja, nes tu nebesupranti, kuris tas metodas yra teisingas. Ir aš Simui iš karto pasakiau, kai jis atėjo, sakau, tau vienas meistras pasakys taip daryti, kitas meistras pasakys taip daryti, trečias meistras pasakys dar kitaip daryti, žinai. Sakau, tu turi viską išbandyti tol, kol suprasi, kas tau tinka, žinai. Tai aš sakau, aš tavęs negaliu išmokinti tik vieno teisingo būdo. Sakau, tu iš visų būdų turi pats išsirinkti, kas yra tau teisingas būdas, žinai. Tai tą ir pasakiau, aš jam pasakiau, kad aš tavęs ten technikos kažkokios tai labai superinės nepamokysiu, vien dėl to, kad aš žinau tik tas technikas, kurias aš naudoju, žinai. Aš sakau, tu turėjai eiti ir žiūrėti visą, kaip dirba, žinai. Tai vienas iš tų aspektų ir buvo svarbiausias, tikriausiai. O yra dar kažkokių, pavyzdžiui, vis tiek, kada tau klientas atsiunčia kažkokį tai, nes dabar jau praėjo metai laiko, tu jau dabar stengiasi įsivažiuoti ir turėti savo klientus ir jau dirbti, nes, kaip suprantu, jau tas skilsų vis tiek atsiranda ir jų vis daugėja. Ar tu tarėsi, kada klientai tau parašo, ar kiekvieną darbą tu persinti Monikai paklausti, ar čia daryti ar nedaryti, ar yra kažkokia atranka, ar dabar jau viskas, jau dabar tu laisvą formą gali rinktis klientus? Ne kiekvieną ten užrašų kokių nesinti vis tiek, pakankamai paprasti dizainai ne, bet kažką įdomiau, kur jau reiktų insightų kažkokio, tai būtinai nusinti. Jo. O būna tokių, kad sakai, tu šitam dar nepasiruošęs nedaryk? Buvo, prieš 2 savaitės gal kokias jau buvo, jo, buvo šiaip pakankamai įdomus projektas.
aš jau pradėjau, žinai, galvoti apie tai, kaip tenais reikės tą stencilą klijuoti. Jau, žinai, pas mane ten ta strateginis smegenų pusrutulis pilnų pajėgumų važiuoja ir tada supratau, kad pala, aš ne apie save čia galvoju, aš galvoju apie žmogų, kuris net metų laiko netatuiruoja. Ir sakau, tokius galbūt geriau pasilikti vėlesniam laikui, nes mane irgi yra pristabdę, žinai, kai aš buvau dar mokinė, sako, bus to per sudėtinga, bus per ilgai, per sudėtinga. Tiesiog galbūt ne. Tai vat reikia nebandyti niekad peršokti tam tikrų laiptelių, bet tatuiruojant. Ja. Čia, žinai, kai mokinam, niekada nenorim savo mokinį pakišti patraukiniu, žinai, tipo, visą laiką norim parodyti. Bet kad jie lenda nuolat patys. Jo, tai lenda, bet tai va čia tas ir yra labai svarbus momentas, kad reikia atsiklausti, žinai, taip. Ir ta prasme, ir dar, manau, reikės, kol tu suprasi, žinai, ypač kai gausi, pavyzdžiui, kažką ne savo stilistiką, bet dirbti reikės, nes norėsi, žinai, tų pinigėlių, žinai, tai ir tas kiekvienas naujas dalyko išbandymas, blemba, čia atrodo kartais, kad viskas iš naujo, žinai. Ja. Bet apie tos pinigėlius, kas yra labai gerai, labai daug norinčių pradėti meistrų susiduria su tokia problema, kad blemba, tai kaip aš čia dabar eisiu mokintis ir čia viską mėsiu, man reikia išlaikyti, ypač jeigu turi šeimą arba gyvena jau atskirai nuo tėvų, kad tipo, kaip čia dabar reikės man savį įsilaikyti, aš negaliu savo leisti metus laiko nedirbti, žinai, o tu derini, tu turi darbą, dirbi pilnai ir netgi dabar, šiandien, va dabar tu čia sėdi savo darbo valandom. Ja. Ir tai, kad kaip tai įvyksta, kaip tu suderini savo darbą su mokymusi? Tai užtrunka pakankamai sudėtinga. Aišku, reikia pasiaukoti šitam gerokai, nes laiko nelabai lieka savo, nes atitinkamai aš dabar dirbu bare ir tada dar su tatuiruotėm. Tai būna, kad ir be išeiginių padirbi, buvo ir mėnesis laiko be išeiginių. Tai atitinkamai, bet kažkaip susiderinti. Aišku, nereikia pasirinkti labai sudėtingo darbo, kad galėtum derintis. Aš, pavyzdžiui, irgi dirbu bare, tai kol atsidarau, ten raušiuosi dizainus, pirmoji dienos pusė ir, nežinau, tiesiog kažkaip menedžinė. Atrodo iš pirmo, kad bus labai sunku, bet kai pradedi daryti, pastebi, kad viskas čia įmanoma, nėra čia kažko, wow, super sudėtinga. Aišku, nedirbi ten pilno etatų, gal neuždirbi tiek, kiek norėtum uždirbti, bet menedžinti. Jo, bet čia toks yra dalykas, žinai. Jo, bet, seniai, tu ką tik grįžote iš atostogų, ką reiškia, jeigu neuždirbu tiek, gal norėčiau, ką tik iš atostogų grįžote. Tai norėtų brangesnių atostogų. Jo, bet šiaip įmanoma viską derinti ir ten nereikia toj studijai kiekvieną dieną sėdėti, jeigu turi darbą ir turi išlaikyti savo namus, tai tikrai viskas yra įmanoma ir čia yra labai puikus pavyzdys. Tai nežinau, čia aš arba kažką praleidau, arba jau viskas daug mažai aišku, nebent žiūrovai turit, ką dar nepaminėjom apie mokinio ir mokytojo santykius. Kaip ir normaliai, ne? Tai va, tai dar kartą noriu paminėti, kad viskas yra įmanoma ir mokintis, ir dirbti, ir sėdėti, paišyti, viskam yra laiko, mažiau reikia turbūt bariukose praleisti laiko. Daugiau praleidinės. Neišvengiamybė. Ja, tai norėčiau tada, kad tartum žodį kažkokį tai jaunimui, kurie, tarkim, norėtų pradėti kažkokį kaip jiem patart, ką daryti. Nors čia visi patarinėja, bet dar norim ir iš tavęs, kai turim puikų pavyzdį jų dviejų. Tai. Galbūt mano didžiausias patarimas tai yra paišyti pirmiausia. Ir vienas galbūt patarimas, kur aš tokia labiau nuo savęs duosiu, nebijot. Nebijot, eiti per tas studijas, ieškotis tų vietų. Ir svarbiausia investuoti laiko į tai, nes laikas yra geriausia investicija, kai tu nieko daugiau neturit, ką tu gali skirti, ar ne, savo pačiam ir savo įgūdžiams lavinti. Tai turbūt svarbiausias aspektas ir yra investuoti savo laiką į ten, kur, nes jeigu tu neinvestuoji savo laiko į savo įgūdžių lavinimą tiek piešimo, tiek, tarkim, ten ieškojimo studijos, kurioje galėtų mokytis, tai tu kiekvienas jau pamatys, kad kiekvienas tas meistras, pas kurį tu norėsi mokintis, jisai tą ir pamatys. Jis matys, kad tu įdirbio neįdėjai, jis pamatys, kad tu tinginys esi
Ir kad tu mokytis galbūt nenori ir tavęs nepriims. Tai kuo tu atsineši didesnį bagažą su savimi į tatuiruočių studiją, tuo bus geriau. Antras dalykas, baikit vaikai eiti tas tatu mokyklas ir leisti savo pinigus ten. Išmokti tatuiruoti per porą mėnesių yra neįmanoma. Aš pradėjau iš viso suvokti, ką aš apskritai darau tik po 2 metų tatuiravimo kokiu. Ta prasme, kas ten vyksta, ar ne? Ir daugelis, aš manau, kad čia toks pakankamai defaultinis laiko terminas, per kiek dažniausiai meistrys supranta, kad jau kažkas išeina. Tai va, tai jokių tatu mokyklų, jokių tatuiravimų namuose, nes paskiau, jeigu ten kokia infekcija įsimes, tai geriau nereikia. Eikit ir svarbiausia tikrai labai norėti ir būti užtikrintam, kad tu to nori. Nes tatuiruotojo gyvenimas nėra toks glamūriškas, kaip visiems atrodo dažniausiai, ar ne? Taip. Tai yra žymiai sunkesnis darbas, negu atrodo iš pirmo žvilgsnio. Tai yra darbas toksai, kur nenorėjau dirbti nuo 9 iki 6, tai dabar dirbu 24 valandas per parą. Tai va, jeigu nesat tam pasiruošę, tai tada tiesiog to nedarykit. Labai gerai, super, ačiū tau. Tai šiandien pas mus buvo svečiuose Monika Bu ir Simas. Instagramai bus tikrai parodyti, tai pasekit juos, pažiūrėkit, kaip progresuoja Simas ir ačiū labai, kad žiūrėjot. Iki sekančio.